Istorija, kaip aš atsisveikinau su savo rankinė točkė. Važiuoju su vieną dieną dainuodamas, vaibindamas, žiūrėdamas pro langą, saulė šviečia, oras geras. Ir staiga pamačiau dalyką, kuris mane privertė staptelėti. Dalyką, kurio anksčiau nebuvau pastebėjęs Šiauliuose. Užsukau į parkingą, pasižiūrėti iš arčiau. Ir pamačiau traktoriukus su įvairiausiais padargais. Grąžtais, kaušais, kasimo ekskavatoriai. Tačiau jaučiau, kad čia dar ne viskas ir užėjau į vidų. O viduj pamačiau tai, ko ir tikėjausi. Dar daugiau pasiūlos. Vėlgi grąžtai, šakės, kasimo ekskavatoriukai. Su stogu, su trenčeriais, su buldozeriu, netgi su sėdimom vietom. Dairiausi ir šypsena nenuėjo nuo veido. O šitas man patiko labiausiai. Aukštas pravažumas, kasimo kaušas, nebereikės naudoti točkės, patogi stovėsena, patogios rankenėlės. Viskas to, ko man reikia. 890 kg ir 18 kW. O dar duoda ir leasingų išsimokėti. Daugiau nieko nebereikia sakyti. Spaudžiu vyram dešinės ir laukiu savo pirkinio namuose, o laukti reikėjo neilgai. Valandėlė ir pirkinys jau čia. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Šoku ant savo traktoriuko su šypsena iki ausų, su pasitenkinimu iki negalėjimo ir važiuoju į savo kiemą. Ir šito metalo gabalo man daugiau nebereikės, nes turiu šitą. Nu gerai, gal ir reikės, jo, kartais reikės panaudoti ir šitą točkę, tačiau tikrai nedažnai, nes turiu šitą.